Bet reikia turėti šviesos su savimi, kad iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Šios ypatingos dienos proga norime jums parodyti, kokie šviesūs, jautrūs ir atsidavę žmonės renkasi mokytojo kelią. Šią laidą skiriame ne tik tėvams ar pedagogams, bet ir tiems, kurie rengia būsimus mokytojus, dėstytojams, įstaigų vadovams, kurie rūpinasi savo bendruomenių gerovę, kolegoms, kurie dalyjasi patirtimi ir palaikymu. Taip pat kiekvienam, kuris širdyje nešiojasi atsiminimą apie ypatingą mokytoją savo gyvenime. Ta, kuris tyliai uždegė šviesą viduje. Vytauto Didžiojo universiteto lituanistikos katedros docentė daktarė Ingrida Micevičiūtė Balčiūnienė sako, kad per savo pedagoginio darbo karjerą yra dėsčiusi įvairių specialybių studentams, tačiau dėstymas būsimiems pedagogams jai yra labai ypatingas. Čia yra daug daugiau iššūkių, čia yra daug daugiau atsakomybės, daug didesnis jaudulys, kai jau reikia išleisti absolventus į profesinę veiklą. Kartais net ir baimės būna truputėlį, atrodo, ne viską dar pasakėjai, ne visko dar išmokėjai. Tai yra tas sritis, kurioje svarbiausia, bent jau mano nuomonė, dalintis asmeninę profesinę patirtimi. Žinoma, yra teorija, metodika, vadovėliai, visa tai reikalinga, mes viską skaitome, mes visko mokomės. Bet visą šitą medžiagą, jeigu prireiks praktikoje, specialistas visada susiras, atsivers, pasiskaitys. O mano kaip dėstytojos tikslas yra parodyti, kad mes visi esame viena bendruomenė. Mes tikrai galime patarti vieni kitiem, padėti, pasidalinti ir nebūtinai tik tai studijų metu. Pats didžiausias džiaugsmas man, kai sugrįžta buvę studentai, pasitarti, pasiklausti, pasidžiaugti, papasakoti apie kokį nors naują atvejį, su kuriuo susidūrė praktikoje ir apie kurį mes paskaitų metu nekalbėjome galbūt. Ir taip, man ir pačiai kyla kartais ir klausimų, ir neiškumų, ir aš visai nebijau pasitarti su savo dabar jau buvusiais studentais, paprašyti patarimo, nes tikrai yra labai svarbu žinoti, kad paskaitos tai nėra vien tik tai formalus procesas, kad buvo ir iki šiol išlieka tas bendrumas, kolegiškumas, bendruomeniškumas, tas jausmas, ta galimybė ir toliau dalintis, mokytis vieniem iš kitų. Tai to linkėčiau mums visiems kurti kartu, bendrauti, draugauti. Specialioji pedagogė progimnazijos pavaduotoja Kristina Stankutė Matė sako, kad pedagogo darbe tenka susidurti su įvairių emocijų puokšte. Nuo džiaugsmo iki nerimo, įtampos. Iš tikrųjų mes ne tik mokome, bet ir mokomės. Šitie vaikai mums duoda labai daug. Mes išmokstam kantrybės, nes jo šitame darbe reikia labai daug. Dirbant su autistiškais vaikais reikia nuolat ir nuolat kartoti tas pačias veiklas. Mes išmokstam kantriai laukti mažų pasiekimų, mes išmokstam empatijos ir atjautos, mes išmokstam bendravimo ir bendradarbiavimo tarpusavyje. Ir turbūt svarbiausia, kad mes išmokstam pamatyti džiaugsmą labai mažose dalykuose. Kiekvienas mokinys mano širdyje palieka savitą istoriją. Bet jei reikėtų grįžti atgal į praeitį, tai turbūt labiausiai prisiminčiau savo pirmąjį autistišką mokinį. Tada aš buvau nesenai pradėjusi dirbti, praktiškai neturėjau patirties ir mano mokinio tėvai, man tada taip atrodė, turėjo daug daugiau žinių, kaip ugdyti autistišką vaiką negu aš pati. Jaučiaus labai nejaukiai, sutrikusi ir noriu pasakyti specialistam, jauniems specialistam, kurie pirmą kartą susiduria su tokiu vaiku, kad nereikia bijoti pripažinti, jog mes mokam ne viską, jog žinom ne viską. Turim priimti tėvų pagalbą, jų žinias ir kartu siekti, kad mūsų mokiniui sektųsi mokykloje. Nerija Cimermonienė sako, kad visi vaikai yra skirtingi, todėl ir mokslo vaisiai pasiekimai yra nepamatuojamai gražūs.
Be galo gera matyti, kai jie pradeda rašyti lietuviškai, kai parašo kalėdinius sveikinimus lietuvių kalba, o grįžę į Lietuvą gali laisvai bendrauti su savo seneliais. Ir kai patys seneliai atvyksta į mūsų šventes čia Norvegijoje, dažnai būna džiaugsmo ašarų, nes jie mato savo anūkus lietuviškoje aplinkoje. Nepaprastai gera, kai vaikai išlaiko egzaminus, gauna puikius rezultatus ir sugrįžta dar kartą apsikabinti. Kai laimime konkursus, irgi šventė. Vakar, kai kalbėjome apie rytmetį ir ateities planus, vaikai sakė, užaugę ateisim dirbti rytmetį mokytojais ir mes čia būsim visada, visada. Iš tiesų, kiekvieną kartą, kai vaikas ateina į mūsų mokyklą, man yra kalėdų kalėdos. Prieš mokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogė, vaikų ugdymosi studijos Augome kartu įkūrėja Simona Skaisgirė teigia, kad po ilgų bandymų ir nesėkmių vaikui pagaliau pavyksta. Tai yra viena gražiausių ir jautriausių akimirkų, kurias tenka patirti dirbant pedagoginį darbą. Ta akimirka atrodo tarsi per kūną perbėga šiurpuliukai, akise kaupiasi ašaros, o viduje norisi garsiai sušaukti eureka. Džiaugiuosi kartu su mokiniu, labiausiai vertinu ne patį rezultatą, o vaiko atkaklumą, emociją ir tikėjimą savimi. Ir labai džiaugiuosi, kad šį vasarą man padovanojo labai daug tokių gražių akimirkų, kurios vertė tai išgyventi ne kartą. Ir tik darydami klaidas mes galime tobulėti ir kažko tai išmokti. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, logopedei Linai Dudieniai uždavėme klausimą. Jei vaikai, mokytojai ir tėvai turėtų apibūdinti jūs vienu žodžiu, kokį labiausiai norėtumėte išgirsti? Toks paprastas ir tuo pačiu sudėtingas klausimas. Matyt, norėčiau, kad apie mane būtų sakoma labai paprastai, žmogiška. Labai gražiai yra pasakęs mano mylimas rašytojas, Justinas Marcinkevičius. Koks sunkus kelias nuo aš iki žmogus. Tai va ši mintis man primena visuomet, kad gyvenime, nesvarbu, darbe, šeimoje, bendraujant su tave supančiai žmonėmis, svarbiausiai suprasti ir gebėti suprasti kitą. Būti tikra, nuoširdžia, jautria, empatiška. Manau, kad tas žodis man ir būtų pats didžiausias įvertinimas. Docentė daktarė Sada Ramanauskienė sako, viena iš svarbiausių tiesų, kurią norėtų perduoti studentams apie darbą su vaikais, yra požiūris į vaiką. Kad kiekvienas vaikas yra unikalus, kiekvienas vaikas yra fenomenas ir kiekvienas vaikas turi galių pats ugdytis, jam tik reikia pagalbos. Ir kuo jaunesnis vaikas, tuo jis turi daugiau galios ir unikalų žinojimą, ko jam labiausiai reikia tuo metu. Jis gali būti nepatenkintas, snarglėtas, apsiašarojęs. Jis gali būti visoks, bet tai nekeičia jo vidinio žinojimo. Ir mums, kaip pedagogam, labai svarbu suvokti tą vaiko didybę, kurią jis nešiojasi savyje. Tiesiog jis neturi įrankių ir gebėjimų kol kas. Ir tam jam reikia, pasireiškimui jam reikia pagalbos. Ir mokytojas, pedagogas ir turi suteikti jam tą pagalbą. Parodyti, kaip nusišluostyti nosį, kaip nusiplauti rankas, kaip užsisekti sagą. Pagalbėti jam pirmiausia suprasti patį save, ką jis jaučia, įvardinti tai. Tam, kad mūsų požiūris būtų toks į vaiką, mes turime pažinti save. Viskas prasideda nuo savęs pažinimo. Jeigu mes pyksime ant savęs už išlietą kavą, už negebėjimą kažką padaryti, už blogą nuotaiką, mes pyksime ir ant kitų. Pirmiausia, susitaikykim su savimi. Pirmiausia, supraskim save. Tada kitą žmogų, vaiką, bus kur kas lengviau suprasti. Pagarba vaikui. Požiūris į jį kaip į pasaulį, kaip į unikalų pasaulį. Pagrindinis dalykas. Ta požiūrį ir norėčiau perteikti kiekvienam savo studentui, kuris ruošiasi dirbti su vaikais. Vadovo kėdė kupina atsakomybių, reikalavimų, sprendimų. Bet kai žiūrite į savo mokyklą iš šono,
ką matote pirmiausia – struktūrą ar žmonės? Į šį klausimą atsako darželio lopšelio direktorė Jovita. Į šį klausimą nėra vieno atsakymo iš tikrųjų. Mokykla yra toks didžiulis skruzdėlynas, kuriame verda gyvenimas ir kiekvienas jame turi savo pareigas. Pradėjusi dirbti vadovė, neišvengiamai analizavau įstaigos struktūrą, kokie procesai vyksta, kas už juos atsakingas, kas ką įtakoja, kas kam pavaldus ir panašiai. Manau, kad vadovui labai yra svarbu išmanyti įstaigos struktūrą ir jos veikimo principus. Ir kiekviena švietimo įstaiga veiks sklandžiai, kai visi procesai bus aprūpinti, kiekvienas procesas turės savo šeimininką, kuris prisiims atsakomybę ir taip toliau. Vaiko sėkmę ir augimą lemia daugybė dalykų. Ir psichologiškai, emociškai saugi aplinka, kaip žinote, aprūpinimas, kokybiškas ugdymo procesas. Tačiau viena aišku yra tai, kad šalia įstaigos struktūros neišvengiamai yra tie, kurie tą gėrį kuria. Tai visų pirma mokytojai, o taip pat ir administracijos darbuotojai, padėjėjai, virtuvės darbuotojai ir kiti mokykloje dirbantys žmonės. O kas yra svarbiau, tai neabejotiniai žmonės. Jau gali turėti puikiai aprūpintą įstaigą, nuostabias erdves, gausybę priemonių, bet jeigu nebus įsitraukusių, kompetentingų ir atsidavusių mokytojų, dėja ugdytinių rezultatai bus prasti. Todėl vadovo labiausiai reikia koncentruotis į tuos, kurie sukuria didžiausią vertę organizacijai – mokytojus. Tai didžiausia dėmesį reikia skirti jų auginimui, tobulinimui, santykių kūrimui. Tai vadovo pareiga ir atsakomybė. O darbas mokykloje nėra lengvas. Dažnu atveju tai savęs atidavimas kitiems. Todėl artėjant tarptautiniai mokytojų dienai, nuoširdžiai sveikinu visą švietimo bendruomenę ir linkiu susitelkus su pagarba savo profesijai bei pasirinkimui gyvendinti jai skirtą misiją. Vardan mūsų Lietuvos ateities ir mūsų visų vaikų ateities. Edukologė, pedagogė, savivaldaus ugdymo mentorė, lektorė, Klaužada darželio ir apvalaus kvadrato mokyklos įkūrėja, programų autorė Vilma Grigoraitienė sako, kad labai džiaugiasi kiekviena vaiko sėkme. Ir visiškai nesvarbu, kokio įdydžio bebūtų. Kiekvienam laimėjimas ir sėkmė tai jo augimo dalis. Kelią iki sėkmės nueiname kiekvienas savarankiškai, o klaidos mus augina. Tad labai svarbu, kad ne mes suaugę pultume spręsti, padėti, nurodyti ar pasakyti, kaip geriau pasielgti ar daryti. Taip mes galime ir turime palaikyti, nukreipti ir sudaryti visas galimybes vaikams patiems pajusti laimėjimo ar sėkmės potyrį. Tada jie išmoks, išgirs ir įsimins. Nekartą teko matyti smagiausias laimės akis radus sprendimą sunkiausią matematikos uždaviniui. Taip pat nekartą teko girdėti ir laimės šūksnius, parašius vieną vienintelį žodį be klaidų. Labiausiai mane sujaudina tas momentas, kai vaiko akys sužiba. Visas jo kūnas sako, aš galiu, aš vertas, aš tikiu savimi. Tokiais momentais gimsta naujas pasitikėjimas, ne tik mokytojų, bet pačiu savimi. Tai yra didžiausia dovana, kurią gali gauti vaikas. Patirti, kad jis pats įveikė sunkumus. Tai didžiausia dovana ir mokytojui. Aš kaip mokytoja jaučiu džiaugsmą, dėkingumą ir ramybę. Vaikas – pakylėjimą, pasididžiavimą savimi, tikėjimą, kad jis tikrai gali dar daugiau. Tai akimirka, kai ne tik vaikas auga, bet ir aš pati kaip mokytoja augu, kaip žmogus. Esu savivaldaus mokymosi šalininkė. Žinau ir tikrai matau, kad tik mokydamiesi patys mes patiriame sėkmę, kuri mums išlieka ilgam. Mūsų darbas, mokytojų darbas, ne tik mokyti žinių ar įgūdžių, bet mes turime mokyti kurti santykį, suteikti erdvę mokytis, klysti ir vėl bandyti bei tikėti sėkme. O ką reiškia būti lyderė, kuri nevaldo, o vienija, nekontroliuoja, o augina? Ar tai įgimta, ar išmokta? Būti lyderė man reiškia kurti erdvę, kurioje visi gali augti. Tokia lyderė vienija žmonės, kviečia bendradarbiauti, įkvepia, o neprimeta savo valią. Ji mato kiekvieno stiprybes ir padeda joms atsiskleisti. Taip gimsta bendruomenė, kurioje kiekvienas jaučiasi svarbus. Mano darbas ne kontroliuoti, o sukurti erdvę, kurioje kiekvienas jaustųsi saugiai,
kiekvienas jaustųsi girdimas ir tikrai drąsus augti. Kai matau, kaip kolegos atranda savo stiprybes ir kaip jie mokosi bendradarbiauti bei džiaugtis vienas kito pasiekimais, žinau, kad einu teisingu keliu. Aš iš visų jėgų stengiuosi vienyti, padėti atrasti bendrą tikslą ir kelią, kuris įkvėptų. Lyderystė man primena sodininkystę. Mėgstu sodą, mėgstu gėlynus ir tikrai žinau, kad negaliu priversti augalo augti taip, kaip aš noriu, pavyzdžiui, kad greičiau sužydėtų. Galiu tik pasirūpinti aplinka, kad augalas tinkamai, palankiose sąlygose augtų. Galiu suteikti augalams tinkamą dirvą, šviesos pakankamai, vandens, kad jie tikrai galėtų patys augti. Tai reikalauja kantrybės, daug kantrybės. Tai reikalauja ir pasitikėjimo procesu ir būti kantriam, priimti skirtingumus bei džiaugtis kitų sėkme. Tikras lyderis moka džiaugtis kitų sėkme ir garsiai tai gali padaryti. Ar tai įgimta? Manau, kad lyderystė gali būti tikrai dovana ir yra dovana. Ir tai lygiai taip pat yra augimo kelias. Gal turėjau vaikystėje polinkį atsakomybę, greičiausiai, bet tik mokykloje, dirbdama su kolegomis, su vaikais, išmokau klausytis, dalintis, leisti klysti ir kartu ieškoti sprendimų. Šiandien tikiu, kad tikroji lyderystė tai ne tik buvimas vadovu ar sėdėjimas vadovo kėdėje. Lyderystė gimsta per santykius, per patirtis, per galimybę klysti ir bandyti dar ir dar kartą. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, korepetitorė Ema Urbanavičiūtė, kuri šį darbą dirba jau beveik 4 metus, dalijasi akimirką, kuri labiausiai palietė jo širdį. Turėjau vieną labai stiprią akimirką, kuri palietė mano širdį ir apie kurią galvoju iki pačios dienos. Tai kai išėjau laukan iš savo pirmos darbovietės, kurioje dirbau ikimokyklinio ugdymo mokytoja, iš jos išėjau su labai neigiamomis mintimis ir su klausimu, ar aš tikrai pasirinkau tinkamą specialybę ir ar aš tikrai galiu būti mokytoja. Tai po kelių dienų išėjus laukan iš tos darbovietės, gavau padėką iš vieno buvusio ugdytinio mamos. Ir toje padėkoje ta mama man dėkojo už tai, kad aš esu gera mokytoja, už tai, kad aš esu nuostabus žmogus, už visą rūpestį ir pagalbą, kurią suteikiau jos vaikui, už tai, kad aš jai padėjau geriau pažinti jos vaiką. Ir ši jos padėka taip palėtė mano širdį ir aš ją nešioju iki pat šios dienos tenai. Ir tuo metu ta padėka buvo tai, ko man labiausiai reikėjo. Nes ji buvo tarsi atsakymas į mano klausimus, kad aš tikrai esu ten, kur turiu būti, kad aš tikrai galiu dirbti, būti mokytoja ir kad aš tikrai esu gana gera mokytoja. Net dabar kalbant apie tai ir prisiminus tą padėką kaupėsi ašaros, nes tai tiesiog buvo pats gražiausias dalykas, kurį man yra pasakęs, parašęs kitas žmogus. Specialioji pedagogė, profesijos mokytoja Maja Korizienė sako, kad kasdieninėme darbe dažnai brangiausia yra vaikų apkabinimai. Tačiau negaliu nepaminėti kitų nuostabių akimirkų, kurios man be galo neša daug džiaugsmo. Tai būtų toks paprastas atrodytų dalykas, bet šaukimas iš toli, labas Maja, arba kuomet aš ateinu pasimti vaikų į specialiasias pratybas, kiti klasės draugai šaukia, pasimk ir mane, kada mane pasimsi. Taipogi ypač jautru yra tada, kai mokinys sako, pagaliau supratau, tik tu vienintelė galėjai man tai paaiškinti. Tai tikrai be galo sujaudina. Tad negaliu išsirinkti vienos iš tikrųjų akimirkos, bet šilti apkabinimai ir tie nuostabus, nuoširdūs žodžiai yra kažkas nuostabaus. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Viktorija Trakumaitė sako, kad nors darželyje dirba neseniai, tačiau jau spėjo išgyventi įvairias emocijas, nuo džiaugsmo iki liūdesio.
Darbas su vaikais man nuolat primena, koks jis prasmingas ir kartu reikalaujantis daug jėgų. Labiausiai man įsiminė akimirka, kai išėjau su džiaugsmo ašaromis. Ta diena vaikai buvo ypatingai šilti. Jie klausėsi, gražiai bendravo, o ryto rato metu stipriai mane apsikabino ir pasakė, kad esu geriausia mokytoja. Šie žodžiai mane giliai palietė ir suteikė tikėjimo, kad einu teisingu keliu. Žinoma, pasitaikė ir liūdesio akimirkų, kai suprasdavau, kiek daug darbo laukia, o laiko mažai. Arba kai skaudžiai paliesdavo kolegių žodžiai. Tačiau laikui bėgant viskas išsisprendė, bendravimas tapo malonus, o patirtis išmokė kantrybės. Ši kelionė man parodė, kad darbas darželėje yra kupinas jausmų, bet būtent vaikų parodyta šiluma, meilė ir dėkingumas suteikia prasmę bei jėgų augti. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Karolina Daujotytė sako, kad jai gera diena darbe, kai vaikai į grupę ateina su džiaugsmu ir šypsena veide. Bei kaip jie laukia veiklų, nori įsitraukia jas ir drąsiai rodo, ką naujo išmoko ar prisiminė iš to, ką vakar kartu darėme. Džiugu išgirsti, kai vaikas sako, buvo labai smagu, nes tada žinau, kad mūsų bendras laikas jiems yra svarbus ir vertingas. Dar labiau širdį paliečia mažos nuoširdžios akimirkos, kai vaikas dienos pabaigoje apkabina, pasako myliu, padovanoja savo piešinį arba kai iš tėvų sulaukiu nuoširdaus ačiū. Tokios akimirkos man primena, kad darbas yra ne tik mokyti ar organizuoti veiklą, bet ir kurti saugią, jaukią aplinką, kurioje vaikai jaučiasi mylimi ir laukiami. Gera diena yra ta, kai matau vaikų šypsenas, jų smalsumą ir mažus, bet labai reikšmingus žingsnelius į priekį. Tai ta diena, kai jaučiu, kad mano pastangos prisideda prie jų augimo. Net jei po tokios dienos būnu pavargusi, viduje jaučiuosi laiminga. Nežinau, kad darbas, kurį dirbu, turi prasmę. Anglų kalbos mokytoja, švedų kalbos lektorė Gabrielė Macaitė sako, kad mesti mokytojo darbą norėjo tada, kai suvokė, jog finansinis atlygis dažnai netitinka įdedamų pastangų, besiruošiant pamokoms ar paskaitoms. Tik čia būtų svarbu pabrėžti, kad ta ekstra laiko investicija kyla iš asmeninės ambicijos, kažkokios vidinės pareigos sukurti kuo tobulesnį pamokos turinį. Ir turbūt daugelis patyrusių pedagogų įvardintų taip kaip pradedančiojo mokytojo maksimalisto klaidą. Ir manau būtų teisūs. Kartais besiruošiant ar bandant pritaikyti metodinę medžiagą besimokantiesiems taip, kad ji būtų labiau interaktyvesnė, labiau įtraukianti, labiau galinanti mokinius ar bet kokiu kitu kampu ar aspektu kažkokia esnė, susidurdavau ir vis dar susiduriu su problema, kad pernelyg nuolat viską pergalvoju. Negaliu išsigryninti, kas būtų labiausiai naudinga. O greta to eina ir visi kiti bendri reikalavimai, tarkime pamokos tikslas, numatomi rezultatai, ar tikrai ta, regis mano smulkiai apgalvota veikla, sukurs sąlygas kiekvienam mokiniui patirti sėkmę ir panašiai. Taigi visas planavimo procesas jau yra nemenkas iššūkis, o galiausiai prisideda ir tokie dalykai kaip klasės valdymas, personalizuotas grįžtamo atsako teikimas, žodžiu, daugybė kitų dedamųjų, kurios nors ir nėra tiesiogiai susijusios su pačia pamoka, yra neatsiejamos su darbo kasdienybė. Tai visgi kas nusvėrė visus šituos vargus buvo itin lanksti ir supratinga mokyklos vadovybė ir paslaugus kolegos. Mokykloje visada jaučiausi ir vis dar jaučiuosi labai laukiama ir vertinama, net tada, kai man atrodydavo, kad esu labai toli nuo kažkokio šiuolaikinio, faino ir profesionalaus mokytojo standarto, kokio iš manęs turbūt ir tikimasi. O kai jautiesi visgi svarbus kažkam, tada labai aiškiai matai ir prasmę. Ir žinoma, tikrai negalėčiau nepaminėti to užmegzto ryšio su mokiniais, kai jaučiu, kad visgi visi einame viena kryptimi, kad abi šalys yra suinteresuotos, kai net ir vienas menkas, bet teigiamas komentaras, vienas geras žodis akimirksniu atperka savaitės, mėnesio ar net visų metų vargą. Tai ta abipusė pastanga būtų reikšmingiausia vara nesustoti stengtis man kaip mokytojai, nes tokiu atveju ir pats darbas netrodo kaip darbas, o veikiau kažkoks smagus intelektualus pasibuvimas. Net kai rimtai svarsčiau nutraukti pedagoginę veiklą dėl perdegimo, pernelyg užsitęsusio perdegimo, niekaip neprisijaukinau minties nebematyti tų smalsių veidų ir šviesių augančių asmenybių. Specialioji pedagogė Vaida Stašinskė save vadina trečiosios kartos mokytoja. Mūsų šeimoje matyti yra kažkoks sėkmės genas. Sumaišai kreidą su DNR ir gauni žmogų, kuriam laimė kvepia klasės lenta ir vaikų klegesiu. Taigi, kas man yra sėkmė? Sėkmė tikrai tai ne tik skaičius dieninė. Tai šypsena, kai mokinys ateina ir tyliai, bet labai tvirtai pasako, pagaliau supratau tą uždavinį.
Tai tas aha žybsnis akise, kurio jokių liniuotės galų neišmatuosi. Sėkmė tai ir mano didžiausio nenuoramos posakis, kai ateina šiandien susivaldžiau ir nieko neapstumdžiau. Ar tai pažymys? Galėtum parašyti pliusą, bet iš tiesų tai yra augimo žingsnis, savitvardos pergalė, mažas akmuo dideliame tilte. Sėkmė tai ir santykiai, kai darbe sutinki ne tik puikią kolegę, bet ir fantastišką draugę, žmogų, su kuriuo gali pasidalinti ir darbo džiaugsmais, ir tais momentais, kai kreida lūžta, ne nuo to spaudimo, o nuo nuovargio. Kai viena mūsų pavargsta, kita paduoda kavos puodelį ir sako, tu gali, mes galim. Tada sėkmė pasidaugina. Ir tas veiksmas, skirtingai nei kai kurie uždaviniai, yra visada teigiamas. Sėkmė mano darbe tai mažos pergalės, kurios tyliai skamba dideliame gyvenimo chore. Kai vaikas, kuris vengia skaityti per pamoką, neiškenčia ir perskaito pirmąjį sakinį iki galo. Kai tas, kuris nuolat skubėjo, pagaliau sustoja, įkvepia ir baigia užduoti kruopščiai. Nesėkmė man tai ne rezultato greitis, o krypties tvirtumas. Ar sėkmė pažymys? Pažymys svarbus, jis duoda orientyrus, bet jis neparodo širdies temperatūros. Jis neapmatuoja drąsos pakelti ranką, kai bijai suklysti. Jis neapsveria tų akimirkų, kai vaikas pasirenka gerumą vietoj puolimo, o smalsumą vietoj nuleistų rankų. Pažymys pasakys kiek, o sėkmė man pasako kaip ir kodėl. Sėkmė tai būti pedagoge. Kartais viduryje audros, kartais ramybės uoste, bet visada žmogaus kelyje. Ir galiausiai sėkmė man yra dienos pabaigoje dar kartą prisiminti, dėl ko viską darau. Dėl tų šypsenų, dėl pagaliau supratau, dėl didžiųjų nenuoramų mažų pergalių, dėl kolegių, kurios tampa bičiulėmis ir dėl tyliai augančio tikėjimo, kad kiekvienas vaikas vertas savo pavyko. Jei norite tą sėkmę, galite skaičiuoti pažymiais. Aš ją mieliau suskaičiuoju apsikabinimais, bandymais iš naujo ir akimis, kurios ima žibėti. Ir prisipažinsiu dar vienu kitu puodeliu kavos. Nes trečios kartos pedagogės sėkmės gene panašu kavos receptoriai irgi įrašyti. Pradinių klasių mokytoja Rūta Butkienė pasakoja, kad jos pirmoji darbo diena mokykloje įsimins visam gyvenimui. Įžengiau į klasę, taip, tartum stovėčiau ant scenos, būčiau aktorė ir mane stebėtų labai daug akių. Širdis daužės, rankos drebėjo, nors kartu jaučiau ir labai didelį džiaugsmą, nežinojau, kad pradedu labai svarbų kelią. Vaikų nuoširdumas, smalsumas mane labai padrąsino ir suteikė tikėjimo, kad viskas pavyks. Pradinių klasių mokytojos Dangiros Palskienės paklausėme, ar yra buvęs momentas, kai suprato, dėl šios akimirkos verta būti mokytoju. Aš manau, kad kiekvienas mokytojas turi tokių prisiminimų, momentų. Dažniausiai tokie momentai, tokios akimirkos ateina tada, kai tu jų neieškai. Negalvoji apie tai, verta, neverta, tiesiog, va taip savaime. Kažkam įvykus tu pajauti. Taip, čia yra būtent tai. Tuo momentu tu supranti, kad tikrai verta būti mokytoju, nes vaikas tave patį neapsakomai nustebina kažkokioje situacijoje pasielgęs taip, kaip tu iš jo net nesitikėjai. Kažkaip geriau, giliau, prasmingiau. Ir tą akimirką tu supranti, kodėl. Kodėl tu kasdien darai tai, ką darai. Specialioji pedagogė Kristina Mikšienė pasakoja, kaip stengiasi pastebėti nematomą vaiką klasėje. Visada, kada mes vaikus matome grupėje ar klasėje, aišku, ir mokytojai visada įvardina, kad labai patogu turėti vaiką, kuris yra tylus, ramus, gal ir neprieina, nepaklausia, mažai bendrauja, neturi tų klausiamųjų kažkokių iššūkių, kur sukelia vaikai, kurie turi emocijų sutrikimą ar neprieštraujantį elgesį, kurie šūkauja klasėje, kurie bėgioja klasėje, trukdo kitiems. Ir tie tarsi kabutėse nematomi ramus vaikai lieka kažkur kamputyje. O kada jie auga, pamatom ypač paauglystėje, kiek paramos reikėjo tam vaikui jau vaikystėje, kai jis buvo tiesiog nuošalyje, kažko neišdrįso, kažko bijojo, kažkam nepasakė.
Ir visą laiką pabrėžiu net ir iki mokyklinio ugdymo mokytojams, kai mes bandome grupuoti tas sunkumo grupės, kad nepalikime likimo valiai ramiųjų tokių nematomų vaikų, kuriems kelia iššūkių net žaidimo aikštelėje lipti kopėčiomis, jie bijo netgi gal suptis, bijo netgi lipti ant čiuožyklų, kur aukštis šiek tiek aukštesnis neįprasta, ten, kur kelia iššūkių suktukai įvairūs, atsisėdus netgi kėdė, kuris sukasi aplink savo ašį. Jiems tai kelia ne tik tokią baimę, bet kūno sąstingį ir netgi kažkokį dar atstumimą į tą vietą ateiti. Trūksta tolerancijos, matyti įvardinant, kodėl reikia padėti. Dėl to, kad ateityje, kai jis bus paauglys, paaugliui labai yra sudėtinga padėti. Visada vaiko reakcija, kada dirbi grupėje ar užsiemi kažkokia veikla, stebi, kaip vaikai reaguoja į tave, ar ne? Visą laiką pabrėžiu, jeigu atsiras nors vienas vaikas, kuris mažai reaguoja, net mažai žiūri, mažai įsitraukia, tai signalas, ką apgalvotai, galbūt vėliau darbe poroje, žaidime poroje, tai yra vienas vaikutis su kitu vaiku iš tos grupės ar klasės, atskirame kabinete užsimti kažkokią veiklą, kad padrąsyti tą vaiką, kad jis pamatytų, kad tas ir klasės draugas, net ir tas gal šiek tiek aktyvesnis draugas yra visai malonus ir kad jis galėtų jaustis drąsiai ir po truputį atsiverti. Pedagogės dažnai klausia, kaip išgyventi sudėtingas situacijas. Iškilo labai daug iššūkių su tokiais nesusikalbėjimais, kaip sakau, veikia sugedusio telefono principas. Kažkas netaip suprato, po to įsižeidė, perdavė netokią žinutę, įžeidė specialistą, nekaltą netgi toje situacijoje. Aš visą laiką pabrėžiu, kad tikriausiai dirbant su vaikais ir ypatingai, kada yra didelė mokyklos bendruomenė, daug tėvų, daug mokinių, daug mokytojų, kad pačiam reikia būti labai ramiam, susivokti, kur aš esu dabar, kad nesitikėsiu, kad tiesiog visada mane visi girs, kad gerai dirbsiu ir visi manimi bus patenkinti, kad jeigu daug sėkmės turiu, tai iš vis visi bus labai nudžiugę ir tiesiog viskas klosis labai puikiai. Tiesiog, kad neišsigąsti tų momentų, kada, kaip sako, mažas šaukštelis deguto medaus statinėje pagadina tą skonį. Nes reikia išlaikyti gražius prisiminimus, žinoti, kad kai dirbu tą darbą, visų pirma, mane myli vaikai, jie suvokia, ką darau dėl jų. O visa kita, ką pasakys tėvai, ką pasakys gal administracija, ką pasakys kiti mokytojai, kolegos, tai tarsi turėtų nueiti į šoną. Nes mes, kai išsigryninsim, dėl ko darom tą darbą, tai kada įvyksta situacija, kada nuliūsiu, nusivilsiu tarsi kažkuo, aš turėsiu pagrindinį prisiminimą, dėl ko esu čia tame darbe. Dėl vaikų. Jeigu žinau, kad galiu padėti ir jam padedu, tai yra svarbiausias dalykas, ko turiu laikytis, o visa kita tai yra laikini dalykai. Lietuvių kalbos mokytojos bibliotekininkės Gražinos paklausėme, ką ji norėtų, jog jos mokiniai prisimintų apie ją po daugelio metų. Norėčiau, kad pamatę mane, jie nebūtinai prisimintų mano vardą, nebūtinai prisimintų dalyką, kurį mokiau, bet prisimintų saugumo jausmą, kad su malonė emocija galėtų sakyti, va, šitą mokytoją, šalia jos galėjau jaustis toks, koks esu. Man nebuvo baisu suklysti, man nebuvo gėda nežinoti, su jie jaučiausi saugiai. Manau, kad šitas dalykas ir turėtų būti. Pradinių klasių mokytoja Vaida Bartkė sako, jeigu vieną dieną ji negalėtų daugiau dirbti šio darbo, labiausiai pasiilgtų vaikų. Jų smalsių akių, netikėtų klausimų ir nuoširdaus juoko, kuris akimirksniu pripildo klasę gyvybę. Trūktų to kasdienio veiksmo, kai kiekviena diena atneša vis naujų iššūkių, netikėtumo, atradimų, pasiilgčiau kūrybiškumo laisvės ruošiantis pamokoms, tradicinių švenčių minėjimo, kasmetinių išvykų, ekskursijų. Apskritai, tos gyvos, šiltos, tikros kasdienės atmosferos, kuri mane nuolat įkvėpia ir primena, kodėl šis darbas yra toks ypatingas. Psichologės Lauros Aširovienės paklausėme, kodėl jos darbas dažnai nematomas, bet gyvybiškai svarbus. Tikriausiai kiekvieno mokyklos psichologo darbas dažnai lieka šešėlyje, tarsi nematomas sargas. Jis nėra viešinamas, nes mes dirbam su pačiais jautriausiais mokinių, tėvų, mokytojų iššūkiais.
Todėl daugelis gali klaidingai manyti, kad arba jis nieko neveikia, arba dirba kitaip nei norėtųsi. Dažniausiai, kai padedam mokiniui, tėvams ar mokytams išsikalbėti ir surasti būdą susitvarkyti su jausmais, pokyčio gali nematyti niekas. Tačiau rezultatai pasirodo vėliau, galbūt namuose, kai vaikas nurimsta, kai labiau pasitikė savimi, kai randa bendrą kalbą su kitais. Ir kartais poveikis gali būti pastebimas tik po metų, 2 ar net tada, kai mokinys jau baigia mokyklą ir supranta, kad mokykloje buvo žmogus, kuriam galėjau patikėti slapčiausias savo mintis. Tai gali būti ir psichologas, ir mokytojas, ar kitas mokyklos darbuotojas. Ir tai jam padėjo užaugti stipresniam. Taigi šis darbas yra labai kūrybiškas ir visada kitoks. Kartais atrodo, kad su vaiku pražaidi visą dieną, bet iš tiesų per žaidimą yra pasiekiami svarbus iš anksto nusistatyti tikslai. Ir širdie būna gera tada, kai lieki nematomas, kai lydi vaiką per jo gyvenimą, būni šalia sutinkamais klausimais, kad vaikas išmoktų rasti sprendimus pats ir prisimtų atsakomybę už juos. Ir būtent tada supranti, kad tavo darbas nors ir nematomas, bet buvo gyvybiškai svarbus, nes parodai žmogiškumą ir leidai augti stipriai asmenybei. Gamtos mokslų ir biologijos mokytoja Živilė Lietuvninkė sako, kad per 36 darbo metus ji turėjo daug nuostabių, gabių mokinių bei auklėtinių. Bet labiausiai šiandien norėjau išskirti auklėtinę, kurią nešiojusi mintyse iki šiol. Savo nuoširdumu ir šiluma pralenkdavo visus, visada buvo krapšti, atsakinga ir labai kūrybinga. Jos geraširdiškumas, švelnumas ir nuoširdumas vis dar mane įkvepia ir primena, kokia yra didelė gerumo vertė. Ypatingai sužavėjo jos ryžtas ir atkaklumas, nes baigusi mokyklą ji sukūrė savo tinklalapį ir net išleido pratybas. Dėl tokių auklėtinių gera dirbti mokykloje, nes širdį užpildo pilnatvės jausmas. Lietuvių kalbos mokytoja Julija Bružaitė Paulauskienė sako, kad didžioji pergalė didesnė už bet kokią padėką ar medalį slypi darbo kasdienybėje. Tai tos akimirkos, kai matau tą paslėptą šypsnį, o gal ir visiškai atvirą, kai matau mokinio akis sužibusias iš pasididžiavimo, kad jam pavyko, kuomet drąsiai išsako nuomonę, ateina prieš klasę, neraginamas ir pristato savo darbą. Tas kiekvienas žingsnis į priekį, kad ir mažas, man yra brangesnis už bet kokį vertinimą, nes tada matau tikrąjį augimą. Na ir kaip jau pradžioje minėjau, manau svarbiausias yra mažos kasdienės akimirkos, kai patys mokiniai patiki savimi. Ir tiesiog jos ir primena, kodėl aš esu mokytoja. Mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio ratelio pirmininkė, logopedė ir specialioji pedagogė Laima Sirutytė pasakoja istoriją, kuri paliko pėdsaką jo širdyje. Prieš daug metų, kai dar buvau jauna logopedė, tik ką pabaigusi mokslus, turėjau tokį mokinuką Jonuką. Labai gražus, labai simpatiškas, labai geras vaikas. Bet jis netarė ir garso. Į pamoką visada lydėdavo mamytė, kuri sėdėdavo koridoriuje ir laukdavo. Po pamokos mokinuko paprašiau, kad jis pakviestų mamą, kad galėčiau parodyti, paaiškinti, ką namuose daryti. Deja, atėjęs vaikas pasakė, jog mama sakė, kad lai dirba logopedė savo darbą. Lik pačiol prisimenu tuos žodžius ir galvoju, kad kaip kitą kartą tėvai vertina logopedų darbą. Iki šiol skaudu, kad nori padėti, o gauni grąžos tokius žodžius. Valentinas Haritonovas, specialusis pedagogas ir šeštokų auklėtojas, sako, kad savo gyvenimo kelyje sutiktiems mokiniams nori palikti kuo daugiau realaus suvokimo apie supantį pasaulį. Vietoje galvojimo, kaip pasaulis ar konkretus dalykai galėtų atrodyti, suteikti jiems galimybę pamatyti, koks pasaulis yra iš tiesų, atskleisti jo įvairovę ir parodyti, jog pasaulis nesibaigia namuose, mokykloje, gimtajame kaime ir mieste. Taip pat norėčiau palikti žinojimą, jog gyvenimo prasmė yra gyventi čia ir dabar, bet tuo pačiu labai svarbu atrasti ir savo asmeninę prasmę.
Taip pat norėčiau įkvėpti tikėjimo, pasitikėjimo savimi, savo jėgomis, bei išmokyti likti jautriems ir empatiškiams net tada, kai aplinka gali būti nedraugiška. O ko palinkėtų jaunam žmogui, kuris mąsto apie mokytojo kelią, pradinių klasių mokytoja Ingrida Kumpikevičienė? Linkėčiau drąsos tikėti savo pašaukimu ir kantrybės, norint ugdyti jaunąją kartą. Ir žinoma, to pačiu save, nes tai nuolatinis mokymasis. Linkiu svarbiausių dalykų - tai nuoširdumo, atvirumo ir žinoma, meilės vaikams. Tegul jaunasis mokytojas patirs daug džiaugsmo, kai pamatys, kaip tobulėja jo mokiniai, auga ir keičiasi, ir daug kuo įdomesnių iššūkių. Prieš mokyklinio ugdymo mokytoja Nora atvirauja, kad norėtųsi, jog visuomenė geriau suprastų, kad mokytojo darbas tai ne tik pamokos ir jų planavimas. Tai nuolatinis rūpinimasis vaiko augimu, jo emocijomis ir individualiais poreikiais. Mokytojas yra ne tik žinių skleidėjas, bet taip pat ir vadovas, mentorius, galbūt įkvėpėjas, taip pat dažnai emocinė parama vaikui. Mūsų darbas reikalauja daug kūrybiškumo, kantrybės ir nuolatinio mokymosi, o rezultatai dėja nematomos pastangos, kurios formuoja vaiko ateitį. Svarbiausia, kad mūsų indėlis yra ilgalaikis ir prasmingas. Pradinių klasių mokytoja logopedė Rima Žilienė sako, kad jai mokytojavimas yra gyvenimo būdas. Kai manęs klausia, kaip tau tai pavyksta, neturiu atsakymo, nes tai vyksta natūraliai. Mano darbas tai ir mokymas, ir buvimas šalia, ir matymas širdimi. Į pamokas įdedu daug savęs. Nebijau vaidinti, piešti, net pykti. Dažnai pasitelkiu istorijas iš savo vaikystės, savo užaugintų vaikų sėkmes ir nesėkmes. Visada stengiuosi mokyti su empatija. Todėl klasėje auga nuoširdūs, šilti, bet kartu ir smalsūs mokiniai. Mano klasėje mokosi ir vaikų su autizmo spektro sutrikimais. Smagiausia, kad jie jaučiasi saugus, tiki ir pasitiki manimi, sako net mylintis, todėl galiu vesti įprastas pamokas, kuriuose visi, nors ir skirtingi, galime sėkmingai dirbti kartu. Dažnai girdžiu, kad mano mokiniai kažkokie laisvi. Ir taip ir yra, jie nebijo. Man tai svarbiausia, nes tik jausdamasi saugus gali priimti žinias. Vaikai tai mato ir įvertina. Naudoju jiems aktualią informaciją, kurių daug skaitmeninio turinio, nes noriu, kad mokymasis būtų artimas jų pasauliui. O svarbiausia, kad jie matytų tikrą žmogų, kuris nebijo klysti ir kad patys norėtų ateiti į mokyklą. Specialioji pedagogė Inga sako, kad kiekvienas vaikas yra vaikas, o ne jo sutrikimas. Specialieji poreikiai reiškia, kad reikia kitokios pagalbos, tempo ar priemonių, bet jie nereiškia, kad vaikas negali mokytis, bendrauti ar džiaugtis. Svarbu matyti vaiko stiprybės, o ne vien sunkumus. Nereikia bijoti ar vengti bendrauti su jais, o geriau paklausti, kaip aš galiu jam padėti. Kuo daugiau žmonės bendrauja su vaikais turinčiais specialiųjų poreikių, tuo natūraliau jie tampa bendruomenės dalimi. O svarbiausia yra pozityvus požiūris į specialiųjų poreikių turinti mokinį. Mes turėtume kurti draugišką, palaikančią aplinką, kurioje kiekvienas mokinys jaustųsi saugus ir vertinamas. Pradinių klasių mokytoja Rita Guobienė atsako, kokią žinutę norėtų palikti vaikui, kurio kelias bus ilgas, bet kupinas galimybių. Kelias, kuriuo žengi, gali atrodyti ilgas ir kartais sunkus, bet jis pilnas galimybių. Kiekviena kliūtis tai nauja pamoka, o kiekviena pamoka tai galimybė augti. Prisimink, kad kantrybė ir pasitikėjimas savimi padės pasiekti tavo svajones ir tikslus. Eik pirmyn su viltimi ir pasaulis atvers tau duris. Klaipėdos Vitės progimnazijos direktorė Renata Venskienė sako visada stebinti save, kitus bei visą savo mokyklos aplinką. Jai svarbu, kad mokytojai, mokiniai ir darbuotojai jaustųsi gerai, be įtampos bei su džiaugsmu eitų į darbą. Iš tiesų, aš daug laiko skiriu pokalbiams ir svarbu, kad jie būtų atviri, nuoširdūs ir kad mes aiškiai suprastumėme vieni kitų lūkesčius.
Todėl mano kabineto duris visada atviros visiems. Turiu tokią tradiciją – kiekvieną rytą mokyklos foje pasitikti visus, pasilabinti, pakalbinti. Ir smagiausia būna tada, kai man tenka kažkur išvykti ir kai sugrįžti, visi tavęs labai laukia. Ir tiesiog sako, kad mums jūsų trūksta, kad mes su jumis jaučiamės saugiau, geriau. Tai, žinoma, man labai smagu girdėti. Ir man atrodo, kad man pavyko mokykloje sukurti tokią bendruomenę, kuri pasitiki ir tiki vieni kitais, tiki, žinoma, ir manimi. Anglų kalbos mokytojos Kristinos Kontvainytės paklausėme, ar ji yra jautusi, kad vaiko pasitikėjimas jumis ne profesinė pergalė, o dovana žmogui. Manau, jog šis klausimas iš tiesų turėtų būti formuojamas kaip teiginys, su kuriuo manau, jog ne tik aš sutinku, bet ir tikrai labai didelė dalis Lietuvos pedagogų. Iš tiesų džiaugiuosi, jog šią pasitikėjimo dovaną iš savo ugdytinių gaunu ir per 11 metų darbo mokykloje tikrai yra tekę bendrauti su mokiniais įvairiausiomis temomis. Ir tos temos neretai nesisuka apie būtent ugdomąjį turinį ar akademinės žinias, o būtent apie tai, kas vaikams yra skaudu, kas kelia nerimą, kas yra baisu, jų asmeninės patirtys, tokios kaip nesutarimai šeimose, įvairios socialinės problemos, pirmos nesėkmingos meilės, draugų išdavystės. Visa tai, kas yra sunku, kelia tokius negatyvius jausmus ir būtent skatina ieškoti to saugaus suaugusiojo, kuris pabūtų tuo žaibolaidžiu visoms jų patiriamoms emocijoms. Gaunasi toks ganėtinai lengvas paradoksas, kad tu iš tų jaunuolių gauni informaciją, kuri yra išties savo turinio tokia neigiama, sunki, bet tai parodo, jog tavimi pasitiki, jog į tave visų pirma žiūri kaip į tą saugų suaugusį, su kuriuo galima bendrauti, kuris jo jokių būdų nenuteis, kuris nepašieps jo priimtų ar nepriimtų sprendimų ir kuris, jeigu tai pavyksta ir jeigu tu gali suteikti tau pagalbą. Tėvai vis dar jaučia gėdą kreiptis į specialistą. Ką šiuo atveju tėvams pasakytų ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gintarė Bulvydaitė. Pagalbos paieška jokiais būdais nėra gėda. Tai tik parodo, kad jūs rūpinatės ir kad jūs mylit savo vaiką. Aišku, mes visi kartais pasimetame ar nežinome atsakymų į tam tikrus klausimus, bet tai yra visiškai normalu. Kreipdamiesi į specialistus, jūs gaunate reikiamą pagalbą, palaikymą ir žinias, aišku, kurios gali tik tais palengvinti kasdienybę. Ir taip, tai žingsnis, kuris ypatingai sustiprina ne tik vaiką, bet dažniausiai ir visą šeimą. Šilalės Simono Gaudiešiaus gimnazijos dailės mokytoja Jolanta Bobkuvienė į savo darbo laiko perspektyvos drįsta teigti, kad negabių žmonių menui nėra. Tad kai vaikas sako, nemoku piešti, aš taip ir atsakau. Paprašydama prisiminimais nusikelti į ankstyvą vaikystę ir atminti tegul iškyla vaizdas, kaip pavyzdžiui piešia dramblį. Taip, dramblį, kuris autoriui atrodė itin tikroviškas, o kitiems jis atrodė panašus į dangumi plaukiantį debesį. Ir dar, apsižvalgius aplink ir pamačius kitų tikroviškesnius dramblius, ta abejonė savo darbu ima augti, sunaikindama kūrėjo originalumą ir prigimtinį autentiškumą. Tad rekomenduoju mokiniams, beje, kaip ir visiems kitiems, ir suaugusiems, nesidairyti kitų darbus, nesilyginti su kitais, nenuvertinti savo kūrybos, o siekti originalios minties ir asmeninio, kaip kuriančio asmens augimo, lyginti save tik su ankstesniu aš. Taigi, nemokančių piešti nėra. Reikia tik pasitikėti savo kūrybiniais gebėjimais ir kurti. O kokių reakcijų iš vaikų ir jų šeimų tenka sulaukti? Apie įsimintiną atvejį pasakoja Gabija Ažondenytė. Aš mokau vaikus iš viso pasaulio nuotoliu. Ir kai sakau iš viso pasaulio, tai tikrai turiu omenyje ir Kiniją, ir JAV, Australiją, Islandiją ir visas kitas šalis. O po to, netikėtai arba tikėtai, su tais mokiniais susitinkame Lietuvoje.
Kartu užlipame į Gedimino pilies bokštą, apsikabiname ir kalbamės lietuviškai. Ir iš tiesų tai būna. O tada ir jauti visų kūnų, kad jų širdis jaučia Lietuvą. Galbūt dėl manęs, dėl mokytojos. Tulamorė lituanistinės mokyklos lietuvaičiai vadovė Raminta Budrienė sako, kad būna daug įvairiausių situacijų, kurios paliečia širdį. Labiausiai turbūt palietė, kada lietuvių kalbos egzaminui Airijoje ruošiau mergaitę 11-okę, kuri nuo pat atvykimo vaikystėje su tėvais į Airiją niekada nebuvo Lietuvoje. Aš parekomendavau jos mamai nuvykti ir aplankyti Lietuvą kartu su dukra, jai tai padėtų geriau pasiruošti egzaminui. Po savaitės ta mergaitė atėjo su ašarom akyse padėkoti, kad mano dėka šeima galėjo nuvažiuoti į Lietuvą. Mama pagaliau išpildė jo svajonę. Tai buvo nuostabi akimirka. Eglė Dučinskienė, dizainerė, dailininkė, dailės mokytoja, taip pat patvirtina, kad nemokančių piešti vaikų nebūna. Piešiniuose vaikai įgyvendina savo sumanymus. Jie kažką suplanuoja, įsivaizduoja, o paskui nuosekliai perkelia tai į popieriaus lapą. Kiekvienas gi unikalus savo mąstymo bei pasaulio matymo. O kai mokinukas sako, kad aš nemoku piešti, man nesiseka, tada aš suprantu, kad jis labai prastai jaučiasi. Jam trūksta pasitikėjimo savimi ir nedrąsu eksperimentuoti. Abejojimas savo jėgomis dažnas jauno žmogaus palydovas. Todėl pamatyti, jam parodyti, o ir pasidžiaugti tuo, kas jo kūryboje originalu, yra pats geriausias raktas į jo širdį. Justinos Kairienės emocinio ugdymo ir teatro bei renginių organizavimo mokytojos paklausėme, ką ji pastebi, kai vaikas pirmą kartą pasako aš pykstu arba aš liūdnas, be baimės būti nesuprastas. Aš matau, kad tada įvyksta pokytis, įvyksta augimas, žingsnis į sąmoningumą, lyg liptum laiptais. Vaikas jaučia, suvokia, randa žodžius vidiniam pasauliu išreikšti, tuo metu jis jaučiasi priimtas ir tai stiprina pasitikėjimą bendraamžiais, mokytojų ir jis priima pats save, tie žodžiai tuo metu įgauna vertę. Vaikas saugus ir gali augti emocinę prasme ir tai yra žingsnis į sąmoningumą ir labai svarbu toliau į savireguliaciją. Ir vaikas tuo metu yra toks, koks yra. Ir tame aš matau autentiškumą. Ir jis turi visišką teisę į savo patirtį. Ir tai yra labai, labai svarbus žingsnis emocinėme augime. Pradinių klasių mokytojos Ritos Tvaronavičienės paklausėme, ką norėtų, kad apie ją prisimintų mokiniai po daugelio metų. Aš norėčiau, kad mano šiandieniniai ketvirtokai, kurie yra man pirmieji ketvirtokai, ateityje prisimintų apie tai, kad visada reikia rinktis tigro poziciją, o mergaitės, kad visada atsimintų, jog turi karūną. Tai labai svarbu. O apie mane pačią aš norėčiau, kad jie galvotų, kad aš buvau ta mokytoja, kurie juos mokė sistemos, visada sistemos. Ir kurie mokė, kad svajoti reikia drąsiai ir su savo svajonėmis pralenkti mokytoją. O pralenkus mokytoją, pakviesti ją po daugelio metų paplaukioti nuosavose jachtose. Emocinio ugdymo ir teatro mokytoja Aiva Krupelytė pasakoja apie pirmąsias pamokas, per kurias teko susipažinti. Pirmasis toks rimtesnis aktorinis pratimas, kurį dažniausiai atlieka ir studentai ar tiesiog teatro naujokai. Atsisėsti ant kėdės scenoje ir prisistatyti. Ir mes visi prisistatėme, pakalbėjome, kas jau pradėjo vaidinti, kas ne. Ir kaip reziumė viso to atėjau atsisėsti aš ir tiesiog pradėjau keisti savo kūno padėtį. Ir mes pradėjome kalbėti, kuom tai skiriasi, kokius signalus aš siunčiu.
mano dėmesys buvo visiškai tik į kūno signalus. Jeigu aš sukryžiuoju kojas, kokią žinutę siunčiu, aš siunčiu apie nepasitikėjimą. Jeigu kalbu tyliai, prislopintai, nuleidus galvą, ką tai duoda? Ir paskui aš pakeičiau kūno padėtį į tokią visiškai užsidariusią, vos prakalbančią ir vaikai, sakau, klausiu jūsų, ką man pakeisti, ką daryti, kad mano situacija pasikeistų, kad ir aš visu 100% buvau įsitikinusi, kad eis kalba tik apie kūną, kad ištiesk kojas, kad ištiesk nugarą, atsipalaiduok, žiūrėk tiesiai į akis, kalbėk garsiau. O jie man pradėjo visi šūkauti, tu gali, tau pavyks, viskas su tavimi gerai, tu esi nuostabi. Ir dabar net šiurpai eina, kokio brandumo ir kokio tyrumo yra vaikai, kiek jie turi daug galios. Ir šitos situacijos aš tikrai ilgai dar nepamiršiu, kur įsivaizduoju vieną ir įsivaizduoju tikrai labai taip konkrečiai ir aiškiai ir labai taip ribotai. Ir vaikai moka netikėčiausiose situacijose nustebinti ir parodyti savo galią. Raseinių mokyklos daugiafunkcinio centro Spindulys direktorė Sandra Maslauskienė sako, kad kai mes šypsomės, kitam pasakome, jog mūsų širdis namie. O kai žiūrime vienas kitam į akis, parodome, jog esame atviri, matome, girdime vieni kitus. Todėl, kalbant apie organizacijos kultūrą, kalbėti apie taisyklės turbūt yra ne visai teisinga ir tikslinga, nes organizacijos kultūra tai yra grįsta tarpusavio susitarimais. Santykių kultūra, susitarimai tai mano supratimu yra tai, kas mums yra svarbu, tai, kas yra mūsų vertybės. Taisyklės tai lyg iš aukščiau primesta, lyg man asocijuosi su to, kas yra iš aukščiau nuleista ir ko aš privalau laikytis. O susitarimai tai yra gyvos organizacijos, brandžios organizacijos kultūros dalis, kuomet mes gyvename, laikomės tai, kas mums yra visiems svarbu. Na, o šypsotis, gebėti pasijuokti kartais iš savęs yra labai sveika ir netgi reikalinga. Jei laisvė klysti yra tolygi laisvė įveikti. Gyvas žmogus, ieškantis, jis turbūt ir daro tas klaidas. Ir apskritai, kas yra klaidos, turbūt ieškojimo rezultatas. Svarbu, ką su tuo rezultatu darom kelyje, siekdami tikslo savo, ar ne. Ar mes prisimam atsakomybės, ar analizuojam, ar darom išvadas ir keičiam taktiką. Bet kokiuose santykiuose kalto suradimas, jisai į priekį neveda. Ir tas teisybės ieškojimas ar neteisingų sprendimų ieškojimas, kas vienam yra teisinga, galbūt kitam atrodys neteisinga. Aš galvoju, kad gebėjimas būti laisvu, atsakingu žmogumi, jisai leidžia ir kitam esančiam tavo gyvenimo kelyje klysti. Todėl aš branginu ir kiekvieną savo klaidą ir branginu kiekvieno mano gyvenimo kelyje esančio žmogaus klaidą, matydama kaip augimo galimybę. Ovidijaus Mikšos, gamtos mokslų ir biologijos mokytojo, lektoriaus, paklausėme, kada suprato, jog yra savo vietoje. Ar jis prisimena tą momentą? Studijuodamas universitete, atlikdamas praktiką, bendradarbiaudamas su mokyklomis ir dirbdamas su mokiniais, supratau, kad man šis darbas tinka ir patinka, nes pamokoje esu kūrėjas. Vokiečių kalbos mokytoja ir Klaipėdos universiteto dėstytoja lektorė Diana Dražbaitė Saveikienė kiekvienam einančiam mokytojo keliu linki nepavargti. Nesustokit, ieškokit. Jei kartais atrodo, kad nepavyko, nepadarėme, stengiamės, sužinojom daugybę dalykų, sukūrėme kažkokią metodiką, kuri susikūrė iš dar kelių metodikų, bet mum nepavyko, tai visada žinokime, kad gal nepavyko tik šiandien, o gal su kitu vaiku tai pavyks, nes kiekvienas vaikas yra atskiras pasaulis. Tai ir linkiu kiekvienam mokytojui, kuris taip pat yra atskiras pasaulis, kuo daugiau tame pasaulyje gero, reikalingo ir mintim padedančio vėjo, kuo daugiau
nušvitimų tarp debesų ir kartais netgi truputį darganos, kuri padeda sugrįžti į save. Nepamirškit savęs. Esate svarbus, esate reikalingi. Jūs esate ne tik kolegos, jūs esate ne tik mokyklos dalis, jūs esate stiprios, šviesios ir labai reikalingos asmenybės. Su didelė meile visiems mokytojam, dėstytojam, studentam ir visiems, kurie renkasi kelią, kuriuo eidamas nepaliausi mokytis visą savo gyvenimą. Dalinkimės ir būkime vieni šalia kitų. Dianai tapimas mokytoja buvo didžiausia vaikystės svajonė. Būdama savo pamokose, ji dar kartą norėdavo bendraklasėms paaiškinti medžiagą ir atrasti būtent tai, ko jie neišgirdo. Gyvenimo kelias vingiavo taip, kad ir pasirinkau mokytojos studijas. Studijuodama pradinio ugdymo ir vokiečių kalbos pedagogiką, sutikau nuostabius dėstytojus. Ir viena iš dėstytojų, būdama su manimi ne tik paskaitose, bet ir bendrose veiklose, projektuose, kurie buvo itin jautrus, nes jie buvo susiję su vaikais, su žmonėmis, kurie patiria sunkumų, matydama, kaip sekasi sutelkti mūsų nedidelės grupeles ir sugalvoti įvairius scenarijus, prieigas prie žmogaus, kuris galvoja kitaip, kuriam duotos kitokios galimybės ir kad jo turimos duotybės yra tikrai iki galo nepažintos, neištyrinėtos ir dar net nebandyta padaryti tuo, ką kiti vadina trūkumais, privalumu. Po vieno renginio ji tiesiog priėjo ir pasakė man vieną vienintelį sakinį. Ji man ištarė: Diana, tu galėtum būti tuo žmogumi, kuris ne tik moko kitus, bet ir mokyti kitus, kaip mokyti. Išėjau su ta mintimi ir palaipsniui tas pagirimas, mano darbo įvertinimas tapo ne kažkuo kitu, o tapo tikslu. Tikslu tapti tuo, kuris padeda gilintis, padeda išmokti, kaip mokyti kitus. Ir tada atsirado vienas didelis kelias, kuriame tarsi dviejomis juostomis tenka riedėti, važiuoti, kartais ir truputį paskubėti. Tai vienas kelias užsienio kalbos, vokiečių kalbos mokytojo, o kitas dėstytojo kelias. Teatro ir emocinio ugdymo mokytoja, emocinio ugdymo programos Sugijo viena iš kūrėjų, Jolita Seniūnaitė, atsako, ką reiškia būti mokytoju šiandien. Ką reiškia būti mokytoju šiandien, man atrodo, yra labai panašu į tai, ką reiškia būti mokytoju apskritai. Nes visais laikais, man atrodo, buvo labai svarbus dalykas, kad jeigu tu nori būti gerų mokytojų, tu turi pirmiausia būti žmogumi ir pirmiausia būti pavyzdžiu tam žmogui ir vedliu. Tai pagrindinis darbas turbūt mokytojui yra nesustoti, ieškoti kelio į geresnę savęs versiją, nes mano akimis vaikai tą labai gerai jaučia. Ne tiek svarbu, ką mes jiems kalbam, ne tiek svarbu, ko mes iš jų reikalaujam, kiek svarbu, kaip mes tai rodom per save, bet nedemonstruojam, o iš tikrųjų giliai tikim tuo, ką darom, giliai mylim tai, ką jiems per pamokas pasakojam, tai, ko mokom juos. Ir ko gero, tai buvo ir anksčiau, taip yra ir dabar. O šiandien to vaikų reikia ypatingai, nes pasaulis yra perpildytas daugybės informacijos, daugybės triukšmo, tiek vaizdinio, tiek garsinio. Ir tas žmogus, tas mokytojas
manau, turėtų būti tas gyvas žvilgsnis, tas tikras ir gyvas žvilgsnis, tikras ir gyvas apkabinimas, tikras ir gyvas pokalbis, nes žmogui labai reikia žmogaus, o šitam jaunam žmogui kiekvienas mokytojas gali tapti esminiu pokyčiu arba kažkada po daug metų esminiu žmogumi priimant svarbius sprendimus. Tai mokytojui reiktų to nepamiršti. Ji pasakoja, kad dideli darbai ir kasdieniai stebuklai pamokose per 4 metus užaugo į emocinio ugdymo programą, sugijo. Ji augo nuo pirmų žingsnių su pradinukais iki darbo su vyresniais mokiniais, visa bendruomenė, kelionių po Lietuvą ir akreditacijos. Tas jausmas, kad tu darai tikrai prasmingą dalyką ir vienintelis tavo noras ir svajonė yra, kad kuo daugiau žmonių užsikrėstų tuo, yra iš tikrųjų neįkainojamas, nes esmė viso to yra emocinio ugdymo apskritai. Kaip aš matau, esmė yra, kad žmogus išsilaisvintų savo viduj ir kad jis, kai grįžta po sunkios darbo dienos arba kai ištinka kažkokia sudėtinga situacija, kad pirmas žmogus, į kurį jis norėtų kreiptis ir į kurio glėbį sukristi, tai būtų jis pats. Mes turim pirmiausia išmokti su savim jausti saugus, pirmiausia tikėti savim, neišdavinėti savęs emociškai ir jausmiškai, nustot kaltinti, gėdinti, tiesiog priimti save taip, kaip norėtume priimti savo mylimą vaiką ir tada prasideda tikrasis grožis, man atrodo. Tada žmogus tampa labai ramus savo vidumi, emocijos niekur nedingsta, bet širdis nurimsta. Ir tai yra esminis dalykas - keliauti per gyvenimą su ramia širdim ir tam reikia emocinio ugdymo. Kad atkeliauti iki savo tos esmės visos, reikia truputėlį padirbėti. Ir nebūtinai tai yra nemalonu. Tai turi visokių spalvų. Pradinių klasių mokytoja Aušrinė Viluckytė puikiai prisimena savo pirmąją darbo dieną. Pamenu, kad į darbą atvykau beveik valandą anksčiau negu reikėtų, labai jaudinausi, stresavau, galvojau, kaip man čia vaikus reikės sudominti, o kaip jų visų vardus reikės įsiminti, o kaip užpildyti visus dienynus, o kada juos kur nuvesti, parvesti ir taip toliau. Ir tikrai dar savimi ir savo jėgomis nepasitikėjau, bet labai džiaugiuosi, kad tuo metu turėjau aplink save labai puikias koleges, kurios mane labai padrąsino, mane įkvėpė, nepagailėjo man gražių žodžių ir po visos tos pažinties, po viso laiko su jomis aš įgijau labai daug patirties ir šiai dienai esu labai savim pasitikinti pedagogė. Klinikinė logopedė Živilė Karvelienė sako, kad šis darbas į jos gyvenimą atėjo ne iš karto. Ji turi net 4 aukštojo mokslo diplomus. Aš dirbu su vaikais, kurie turi autizmo spektro sutrikimą. Tai tokie vaikai, kurie yra sunkus. Savo praktikoje sutikau daug įvairių šeimų, kurie augina tokius vaikus spektre. Ir mano kelyje sutikti atvejai yra visi skirtingi ir man kiekvienas atvejis yra iššūkis. Nėra lengva bendrauti su tėveliais, kurie ieško pagalbos savo vaikui. Suprantu, kad aš turiu dažnu atveju pasakyti tėvams, kad kelias jiems bus nelengvas, reikalaujantis daug pastangų. Ir iš manęs kaip specialisto, tiek ir iš tėvelių pusės. Mano tikslas kaip specialisto – padėti kiekvienam sutiktam mano kelyje vaikui atsiskleisti ir kad jis atskleistų savo potencialą. Kodėl aš būtent pasirinkau šią kryptį? Na, tai turbūt todėl, kad yra didelis noras padėti vaikams, kuriems reikia daugiau individualaus dėmesio. Žinoma, tikėjimas, kad kiekvienas vaikas gali mokytis ir tobulėti. Žinoma, smalsumas, pažinti skirtingus metodus, stilius, poreikius, kaip tiem vaikam padėti. Koks didžiausias yra iššūkis mano darbe? Žinoma, vaikų emocijos, jų nusivylimas, pyktis,
Užsispyrimas, greitas pasidavimas, atstumimas, kartais agresija ir saviagresija. Iššūkis man yra ir tėvų lūkesčiai, kurie būna labai kartais dideli ir kartais nerealistiški. Individualus darbas. Kiekvienam vaikui reikia pritaikyti metodus, būdus, tempą, susidraugauti su vaiku, kad jisai patikėtų manimi kaip specialistu. Ir žinoma, man yra vienas iš pagrindinių, sakykime, iššūkių tai, kad mano darbas yra iš karto nematomas. Nes jis yra ilgalaikis procesas, kuris pareikalauja iš manęs labai daug kantrybės. Man yra labai svarbu kantrybė ir empatija žmogui. Dažnu atveju savo primenu, kad vaikas gali reaguoti vienaip ar kitaip ir jo reakcija tai nėra nusistatymas prieš mane, o tai yra jo reakcija dėl savo raidos ypatumų. Visada džiaugiuosi aš net mažiausiais pasiekimais, kas motyvuoja mane kaip specialistą ir kaip grįžtamasis ryšys tėvams. Nes bendradarbiavimas su šeima yra bendra vizija, kuri padeda kiekvienam vaikui augti ir mokytis. Logopedė sako, išlikti stipriai jai padeda prasmės jausmas. Kai matau, kad mano darbas turi tiesioginę įtaką vaiko tobulėjimui. Žinoma, saviugda ir refleksija. Dažnai analizuoju įvairias situacijas, ieškau sprendimų, pokalbiai, aptarimai yra su vaiko tėvais. Maži vaiko pasiekimai, kai išgirsti ilgai lauktą pirmą žodį, vėliau naujo žodžio atsiradimas jo kalboje, naujo įgūdžio ir žinoma emocinis ryšys, kuris turbūt nuolat palaikomas tarp manęs kaip specialisto ir vaiko. Labai svarbu man yra ir balansas mano gyvenime. Aš stengiuosi pasirūpinti pati savimi, savo poilsiu, skirti savo laiko ir savo pomėgiams, kad neįvyktų manyje perdegimas, kad galėčiau kokybiškai dirbti ir padėti kitiems. Nėra lengvas logopedo darbas. Dažnai tėvai įsivaizduoja, kad atėjau pas logopedą ir jis išspręs visas problemas. Ne, taip tikrai nebūna. Kartais ir nepavyksta. Mano paskutinis žodis, mano paskutinė žinutė, kurią aš norėčiau pasakyti kitiems. Mylėkime gyvenimą. Kiekvienas vaikas yra unikalus. Mano pagrindinė užduotis ir moto mano gyvenime – padėti vaikui atsiskleisti, kad jisai patirtų sėkmę ir integruotųsi į visuomenę. Iki mokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Jogminienė atsako, ką jaučia, kai prisideda prie vaiko ugdymo jo gyvenimo pradžioje. Mokytojo žinojimas, kad dalyvauja vaiko gyvenimo pradžioje, dedant pamatus reiškia suvokimą, kad esi šalia, kai formuojasi patys svarbiausi pamatai. Tai vertybės, pasitikėjimas savimi ir žinių troškimas, o taip pat ir didelė atsakomybė. Kiekvienas tavo žodis, žvilgsnis, skatinimas gali tapti plyta vaiko ateities statinyje. Atsakomybė už mažą žmogų tai rūpestis, kad kiekvienas vaikas jaustųsi saugus, pastebėtas ir vertinamas. Tai labai svarbu. Ačiū visiems išklausiusiems ir prisidėjusiems prie šio projekto. Linkime gražios mokytojų dienos. Na, o jei klausote vėliau, linkime stiprybės ir įsimintinų akimirkų.